Sveiki kolegos! Šios dienos mūsų tema – kaip nusikopijuoti klasikinio sijono lekalus iš madų žurnalų. Tai bus baziniai lekalai. Po to, kaip tuos bazinius lekalus pritaikyti konkrečiai figūrai, kaip juos pataisyti. Ir pabaigai parodysiu, kokias reikia uždėti užlaidas prie detalių, norint tą gaminį susisiūti. Sekantis mūsų darbas yra išsirinkti sijono modelį. Šiandieną mes išsirinkome klasikinį sijoną ir pirmiausiai mums reikia nusistatyti dydį, kurį reikės kopijuoti žurnale. Žurnale būna pateikta dydžių lentelė. Visus juosmeninius gaminius, tai yra sijonus ir kelnes, mes renkamės pagal klubų apimtį. Jeigu jūsų klubo apimtis, pavyzdžiui, yra 95 cm, vadinasi, jums reikia imti ne į didesnėje pusę dydį, o į mažesnėje. Taigi šiuo atveju pagal burdą tai būtų 38 dydis. Taip atrodys 38 dydžio kontūras ir čia yra aprašymas, kokiame lape ir kokios spalvos skaičiai ir kontūrai bus. Jums reikia nusikopijuoti 2 detalės parodytas su visais jame esančiais taškeliais, brūkšneliais, galbūt pakol kas jums jie yra neaiškus. Mes išsiaiškinsime darbo eigoje. Aš nusikopijavau, man reikalingo dydžio, nugaros ir priekio detalę. Atkreipkite dėmesį, kad reikia būtinai nusikopijuoti visas pažymėtas linijas, pasižymėti, kokia tai yra detalė, kiek tų detalių reikia, tarkim nugaros detalė, kadangi nugaroje bus skeltukas, tai bus 2 detalės, aš pasižymėjau ir skeltuko lenkimo liniją ir atkreipkite dėmesį, ant kai kurių detalių yra žymimos rodyklės, aš paskui papasakosiu, kam jos yra reikalingos, jos yra labai svarbios, jas taip pat reikia pažymėti. Taip pat priekio detalė yra su lenkimo linija, aš iškart ir pažymėjau, kad tai yra lenkimo linija. Viršutiniai šitie trikampukai tai yra įsiuvai, jie bus susiūti. Dabar parodysiu, kaip šituos bazinius lekalus pritaikyti konkrečiai figūrai. Pirmiausiai, mums reikia pasimatuoti sijono viršutinį kraštą, tai yra ta vieta, kur bus sijono prisiūtas juosmuo. Matuojame tiksliai pagal kontūrą, įsiuvus mes būtinai išmetame, todėl kad jie bus susiūti. Matuojam tiksliai pagal kontūrą 37. Kadangi tai yra pusė nugaros ir pusė priekio, vadinasi dauginam iš 2 ir sijono apimtis yra 74. Sekantis matavimą matuojame klubų vietą. Klubų vieta yra maždaug 23-25 cm nuo liemens. Tam, kad jūs matytumėte, maždaug kurią vietą aš matuosiu. Matuojame horizontaliai vieną detalę ir kitą detalę. Ir vėl taip pat padauginam iš 2 ir yra 95. Vadinasi, sijono apimtis šitų lekalų yra 95. Tam, kad man būtų aiškiau ir paprasčiau, aš užsirašiau lekalų visus išmatavimus, 74 liemens apimtis, klubo apimtis 95 ir šito konkretaus sijonuko ilgis 78. Šalia aš susirašiau savo klientės išmatavimus, kurios liemuo yra 71, klubai 94 ir jinai nori 65 cm ilgio sijono. Pradėsime nuo liemens apimties. Pas ją išmatavus liemens apimtį, tą vietą, kur jinai nusprendė, kad jinai nori, kad būtų talija, yra 71. Bet tam, kad sijonukas maloniai ir patogiai užsisektų ant juosmens, reikia prie šitos išmatuotos vietos, prie šitos skaičiaus 71 pridėti 1 cm. Tam, kad užsegus sijono juosmenį, juosmuo neįsiveržtų ir jūs jaustumėtės komfortiškai. Vadinasi,
reikia, kad sijono viršutinis kraštas būtų 72 cm. Užsirašau, kad liemens apimties mums reikia 72. Pereikime prie klubų apimties. Jeigu klientės klubo apimtis yra 94, klasikinio sijono laisvumas ties klubais turėtų būti 3-4 cm. Vadinasi, jūsų lekalai turi būti didesni už žmogaus apimtį 3-4 cm. Kadangi mes kiekvienas skirtingai suprantam, koks tas laisvumas mums yra teisingas ir kokio mes norim, mano moteris nori, kad sijonukas būtų labiau prigludęs, todėl aš pasirinkau laisvumą tik tai 3 cm. Vadinasi, lekalai nuo apimties skirsis 3 cm, tai reiškia bus 97 cm. Pradėsime taisyti lekalus. Dabar žiūrėkime, lekalų mūsų apimtis yra 74. Mūsų apimties yra 72. Vadinasi, mes turime 2 cm per daug. Bet atkreipkite dėmesį, kad tai mes paskaičiavom visą sijono apimtį, o jūs prieš akis matote tik tai pusę sijono, vieną nugaros detalę ir pusę priekio. Vadinasi, tuos 2 cm reikia padalinti pusiau. Na, tiek mes galim padalinti ir be skaičiavimo mašinėlės, vadinasi, bus 1 cm. Toliau žiūrėkit, toje pusėje yra nugara ir priekis. Nuo nugaros ir nuo priekio mes turime nuimti tolygiai tam, kad neišbalansuotumėm sijono. Tai mes darysime per šoninę siūlę. Taigi tą 1 cm mes dalinsime dar kartą pusiau, kad atitektų ir nugarai, ir priekiui. Vadinasi, nuo viršutinio krašto, ten kur yra juosmuo, mes nuimsime po 0,5 cm, po 5 mm ir pasižymėsime. Pasižymim 5 mm. Kas mokate, galite iš akies, kas nelabai matote milimetrus, galite tai padaryti su liniuote arba centimetrinė juostele. Toliau pereiname prie klubų. Mūsų lekalai yra 95 cm, o mums reikia 97 apimties. Vadinasi, mums reikia padidinti. Padidinti kiek? 2 cm, vėl tie patys 2 cm. Vadinasi, vėl mes tuos 2 cm, kadangi tai yra visa apimtis, daliname per pusę. Tai bus 1 cm. Ta 1 cm mes vėl lygiai paskirstysim nugarai ir priekiui. Vadinasi, po 5 mm mes turime pridėti labiausiai išplatintoje vietoje, tai yra ten, kur yra klubai. Klubai, kaip ir minėjau, yra nuo liemens 23-25 cm. Tai labai priklauso nuo kiekvienos konkrečios figūros, nuo sėdmenų aukščio, nuo klubo kaulo. Mes imkime vidurkį, imam 23 cm ir toje vietoje prisidedam 5 mm prie nugaros ir 5 mm prie priekio. Dabar mums reikia susijungti, gražią padaryti tolygią liniją ir nuvažiuoti į lekalo apačią. Dabar kaip tai padaryti? Jums teks šitą liniją nubraižyti iš rankos. Viršuje būtinai turi būti status kampas. Pradedame brėžti liniją. Ties klubais mums reikia sklandžiai pereiti į išplatėjimą. Šitos linijos konfigūracija labai priklauso nuo žmogaus figūros. Iš pradžių jūs galite nusibrėžti tą liniją, o po to pamatavimo metu jūs ją pakoreguosite. Dabar atkreipkite dėmesį. Jeigu jūs išplatinote
išplatinot savo lekalus ties klubais. Jūs turite tą išplatinimą pratęsti iki pat sijono apačios. Iki pat apačios. Tai yra daroma tam, kad jūs neišbalansuotumėte viso sijono silueto. Taigi, aš tiesiog pagal liniuotę ir orientuodamasi į šitą liniją pratęsiu tuos 5 mm iki pat apačios. Nubrėžim iki pat apačios. Labai svarbu, kad nugaros ir priekio šoninės siūlės būtų vienodos konfigūracijos. Tam, kad jums nereikėtų vėl iš naujo išradinėti dviračio ir vėl stengtis brėžti šitą liniją, aš jums rekomenduoju užsidėti lekalą, susitabdinti prieš tai buvusias siūles, siūlių linijas ir pasižymėti tas vietas, kur jūs susiaurinot ir išplatinot per visą lekalo ilgį. Tai reikėtų padaryti labai atidžiai, labai tiksliai sutabdinus linijas, tam, kad gautųsi vienodos linijos ir vienodi išplatinimai ir kad priekis nuo nugaros per šoninę siūlę nesiskirtų. Mano nugara ir priekio detalės yra pataisytos ir nubrėžtos naujos linijos. Manyčiau, jums buvo šitas paaiškinimas pakankamai aiškus. Jeigu turite kažkokių klausimų, jūs galite visada manęs dar kartą perklausti komentaruose ir atsiliepimuose. Taigi, kaip jūs ir pastebėjote, visus pakeitimus aš padariau per šoninę siūlę ir jums rekomenduočiau daryti tą patį. Jeigu jūs pasirenkate modelį, dydį, kuris yra artimiausias jūsų klubo apimčiai, vadinasi, lengviausiai yra pakeisti, darant pakeitimus per šoninės siūles. Taip jūs mažiausiai išbalansuosite sijono lekalus. Todėl, kad įsiuvai jau yra paskaičiuoti tam tikro ilgio ir tam tikro pločio tai klubų apimčiai ir plius minus tai liemens apimčiai. Sekantį dalyką, ką aš noriu dar pasitikslinti, nugaroje yra skeltukas. Skeltuko užlaida yra standartinė 5-6 cm, bet vizualiai man atrodo, kad skeltukas yra šiek tiek per trumpas ir aš jį tiesiog pakelsiu į viršų. Kiek aš esu pastebėjusi siūdama, dažniausiai skeltuko aukštis man labiausiai pasiteisina, kai nuo klubų tos linijos į apačią jisai prasideda 20 cm žemiau. Taigi aš pasimatuosiu nuo klubų į apačią 20 cm ir pasikelsiu skeltuko užlaidą. Štai gana nemažas yra atstumas ir aš ją tiesiog lygiagrečiai nusibraižysiu jos viršutinį kraštą ir šoninį skeltuko kraštą. Taigi skeltuką aš pakėliau tam, kad einant jisai neišplyštų ir kad saugiai matytųsi gražios kojos. Sekantį darbą, ką mes turime padaryti, tai pasimatuoti sijono ilgį. Sijono ilgį matuosiu per šoninę siūlę. Nuo viršutinio taško matuosiu tiksliai pagal kontūrą ir atidėsiu tą reikiamą sijono ilgį, kokį esu numačiusi ant klientės. Mano pageidaujamas sijono ilgis yra 65 cm. Atkreipkite dėmesį, šitas sijonukas jau yra trumpesnis negu baziniai lekalai. Vadinasi, jūs turite nuo apačios nuimti vienodų atstumų lygiagrečiai. Nugaros detalę ir be abejo lygiai taip pat priekio detalę. Pasižymime apačios lenkimo liniją. Galime ir užsirašyti, kad tai yra apačios lenkimo linija.
Kai lekalai jau yra pataisyti, mums beliko nusibraižyti susiuvimo siūlių užlaidas. Pradėsime nuo viršaus. Viršutinis kraštas tai yra juosmens prisiuvimo siūlė ir ji visada būna 1 cm pločio. Ją reikės atidėti tiksliai pagal viršutinį kontūrą. Siūlė, kurioje yra skeltukas, vadinama sijono nugaros vidurio siūlė ir jos plotis yra nuo 1 iki 1,5 cm. Jeigu jūs esate labiau įgudę, galite atidėti 1 cm, o jeigu dar tik tai pradedate mokintis siūti, rekomenduočiau atidėti 1,5 cm. Skeltuko viršaus krašto užlaida yra 1 cm, skeltuko išorinio krašto užlaida yra 1 cm, šoninė siūlė yra taip pat 1,5 cm. Vėlgi, jūs galite čia vėl atidėti, jeigu mokate 1 cm, bet šiaip pataisimam, pakoregavimam ir šiaip, kad širdžiai būtų ramiau, galima atidėti 1,5 cm. Mes ją atidėsime tiksliai pagal naujai nupieštą mūsų kontūrinę liniją. Sijono apačia lenkiasi į vidų palanka nuo 3 iki 4 cm. Kadangi audinukas plonas, lengvas, mums užteks 3 cm. Mes ją atidėsime nuo lenkimo linijos į apačią. Panašiai darysime ir su priekio lekalu. Viršutinis kraštas, kur prisisiuva juosmuo, 1 cm, šoninė siūlė 1,5 cm. Dabar atkreipkite dėmesį, čia yra lenkimo linija. Kadangi sijono priekyje siūlės per vidurį nebus, vadinasi, mes čia nieko ir nepridedam. Viršutinio krašto 1 cm užlaida, jie nueis taip į lenkimo liniją, kampu. Apačioje, ten kur sijono apačia, mes taip pat kaip ir nugaroje atidėsime 3 cm palanką ir atidėję naujas linijas, kurios yra mūsų užlaidų linijos, mes tas detalės jau galėsime išsikirpti. Kadangi per 26 metus aš išmokau ir kirpti, ir siūti ne tik tiesias linijas, bet ir visokias kreivas linijas, aš leidau savo atidėti po 1 cm per šoninės siūlės ir per nugaros vidurio siūlę. Taigi, va taip atrodo užbaigti lekalai, apačios linija 3 cm, priekio taip pat lekalas irgi su apačios linija ir siūlės yra atidėtos nuo pakoreguotų mūsų linijų. Taigi dabar belieka susikirpti pagal gautus lekalus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kaip yra dedami lekalai ant audinio. Jeigu mes įsivaizduosime, kad stalo kraštas tai yra audinio lenkimo linija, vadinasi, priekio detalę mes turime padėti tiksliai prie audinio lenkimo linijos. Kai dėsite nugaros detalę ant audinio, atkreipkite dėmesį į nubrėžtą rodyklės liniją. Ji reiškia, kad detalę reikia padėti ne bet kaip, o labai tiksliai audinio matmenų kryptimi. Vadinasi, jūs pasidedate savo detalę ir matuojate atstumą nuo rodyklės iki audinio lenkimo. Pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduoju, kad čia yra audinio lenkimas arba audinio kraštas. Ir pas mane yra čia 21 cm. Vadinasi, per visą detalę tas atstumas turi gautis vienodas. Pirmiausiai, pasimatuojame per visą detalę atstumą ir jeigu detalė guli lygiagrečiai, tada detalę galima prisegti ir jau tada išsikirpti. Tikiuosi, kad mano patarimai buvo jums naudingi. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.